Balandžio 29 dieną Vilniaus miesto tarybos salėje vyko partijos Tvarka ir teisingumas savivaldybių tarybų narių forumas Savivaldos iššūkiai, dabartis ir ateitis. Konferencijoje dalyvavo tvarkiečių savivaldybių tarybų nariai, merai, Seimo frakcijos nariai, ministrai bei viceministrai, partijos vadovai. Atvyko ir svečias iš Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Partijos pirmininkas prezidentas Rolandas Paksas kalbėjo apie Lietuvos savivaldą, esą palyginti su kaimyninėmis panašaus likimo šalimis Lenkija, Čekija, Vengrija, Lietuvos savivalda yra silpna, valdžios decentralizacija nepakankama, valdžia yra pavojingai nutolusi nuo žmonių. Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas pasidalijo Lenkijos savivaldos patirtimi, kalbėjo apie šios šalies ir Lietuvos savivaldos panašumus bei skirtumus. Forumo dalyviai skaitė pranešimus bei diskutavo apie savivaldybių tarybų veiklą pirmaisiais metais, apie savivaldos bei regioninės politikos problemas, investicijas ir viešuosius pirkimus, apie administracijos direktoriaus vaidmenį savivaldybėje, Europos paramos naudojimo sanglaudai ir regionams vystyti efektyvumą, apie kovos su korupcija ir biurokratizmu patirtį bei kitomis aktualiomis savivaldos temomis.